Charlotte Perkins Gilliam. Geltoni tapetai. Labai retai paprasti žmonės, tokie kaip aš ir Džonas, vasarai gauna galimybę apsistoti senovinėje giminės viloje. Kolonijinio stiliaus, paveldėtas dvaras, galėčiau sakyti vaiduoklių namas ir matyt pasiekčiau romantikos viršūnę, bet tai jau būtų per daug tikėtis išlikimo. Vis dėlto drąsiai prisipažinsiu, su šiuo namu kažkas ne taip. Kitaip, kodėl jis būtų nuomojamas taip pigiai? Ir kodėl tiek metų stovėjo tuščias? Žinoma, Džonas iš manęs juokėsi. Bet tokie jau tie vyrai santuokoje. Jis labai praktiškas, neturi net trupučio kantrybės tikėjimui, nemėgsta bet kokio prietaro ir atvirai tyčiojasi iš visko, ko negalima pačiupinėti, pamatyti ar išmatuoti skaičiais. Džonas gydytojas ir galbūt, nors nesakyčiau to ne vienai gyvai sielai, bet dabar rašau ant popieriaus ir man lengviau, galbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl taip ilgai nepasveikstu. Matai, jis netiki, kad aš sergu. Ir ką tokiu atveju daryti? Jei geros reputacijos gydytojas, be to tavo vyras, draugams ir šeimai sako, kad nieko rimto nėra, tik laikinas nervinis išsekimas ar lengvas polinkis į isteriją, ką galiu padaryti? Mano brolis irgi gydytojas, taip pat gerai vertinamas, taipogi sako tą patį. Taigi geriu fosfatus ar fosfitus, nežinau kaip tiksliai, stiprinuosi tonikais, keliauju, kvėpuoju grynu oru, sportuoju, man visiškai draudžiama dirbti, bent kol nepasveiksiu. Asmeniškai aš visiškai nesutinku su jų požiūriu. Manau, kad malonus, įdomus, įtraukiantis darbas man kaip tik padėtų. Bet ką darysi? Kurį laiką vis dar rašiau, bet tai mane labai vargina, nes turiu tai daryti slapta, kitaip susiduriu su rimtu pasipriešinimu. Kartais atrodo, kad jeigu patirčiau mažiau spaudimo ir daugiau bendravimo bei įkvėpimo, bet Džonas sako, kad blogiausia, ką galiu daryti, tai galvoti apie savo būklę. Ir tiesą pasakius, kai tik apie tai mąstau, iškart pasijuntu blogiau. Todėl nustokim apie tai ir pakalbėkim apie namą. Jis tiesiog nuostabus. Stovi visai vienas, toliau nuo kelio, gal 3 mylios nuo miestelio. Primena tas senovinės angliškas vilas, apie kurias skaitai knygose, su gyvatvorėmis, tvoromis, užrakintais vartais ir mažais atskirais nameliais sodininkams. O koks nuostabus sodas, dar nesu mačiusi tokio, didelis, skendintis pavėsyje, su takeliais apsuptais žemaūgėmis gyvatvorėmis, su ilgomis pavėsinėmis, apaugusiamis vynuogėmis ir soliukais po jomis. Buvo ir šiltnamių, bet dabar jie visi apgriuvę. Girdėjau, kad buvo kažkokių teisinių problemų, dėl paveldėtojų ar bendraturčių, bet kokiu atveju šis namas jau daug metų stovi tuščias. Žinau, visi šie žodžiai šiek tiek gadina tą mano minėtą vaiduoklišką įspūdį. Bent man nesvarbu, namas keistas, aš tai jaučiu. Vieną vakarą mėnesienoje net pasakiau tai Džonui, bet jis atsakė, kad tai tik skersvėjis ir uždarė langą. Kartais be priežasties supykstu ant Džono. Anksčiau tokia nebuvau. Manau, tai dėl mano nervinės būklės. Bet Džonas sako, kad jei taip jaučiuosi, galiu prarasti savikontrolę, todėl stengiuosi viską laikyti savyje. Bent jau prie jo. Ir tai mane labai vargina. Visai nepatinka mūsų kambarys. Norėjau būti apačioje, ten, kur kambarys atsidaro į terasą, su rožėmis ant lango ir tokiais mielais senoviškais užuolaidų raštais. Bet Džonas net nenorėjo apie tai girdėti. Jis sakė, kad ten tik vienas langas, neužtenka vietos 2 lovoms ir nėra šalia kito kambario jam pačiam. Jis labai rūpestingas ir švelnus ir beveik neleidžia man nieko daryti be leidimo. Kiekvienai dienos valandai turiu numatytą gydymo planą. Jis pasirūpina viskuom, o aš jaučiuosi niekingai nedėkinga, kad tai nepakankamai vertinu. Jis sakė, kad čia atvykome dėl manęs, kad gaučiau visišką poilsį ir kuo daugiau gryno oro. Tavo mankšta priklauso nuo tavo jėgų, brangioji, o mityba nuo apetito, bet oru gali kvėpuoti nuolat. Taigi apsigyvenome vaikų kambaryje, pačiame viršuje. Tai didelis erdvus kambarys. Užima beveik visą aukštą, su langais į visas puses.
Jame pilna oro ir saulės. Spėju, čia buvo mažų vaikų kambarys, o paskui žaidimų ir sporto salė, nes langai su grotomis, vaikų saugumui, ir sienose įmontuoti žiedai bei kiti daiktai. Sienos ir dažai atrodo taip, lyg čia būtų buvusi kokia berniukų mokykla. Tapetai nuplyšę dideliais lopais, aplink mano lovos galvūgalį. Tiek, kiek ranka pasiekiu. Ir dar vienoje vietoje, kitoje kambario pusėje, labai žemai. Niekada nemačiau bjauresnių tapetų. Vienas iš tų chaotiškų, ryškių raštų, pažeidžiančių visas meno taisyklės. Jis toks blankus, kad sunku akimis jį sekti, bet kartu toks ryškus, kad erzina ir kviečia stebėti, analizuoti. Seki tas neryškes netikras linijas ir staiga jos tarsi nusižudo, šoka keisčiausiais kampais, susinaikina per prieštaringus posūkius. Spalva atstumianti, beveik atgrasi, toks murzinas purvinai geltonas atspalvis, tarsi nusitrynęs nuo saulės šviesos. Kai kur neryškiai oranžinis, kitur liguistos sieros spalvos. Nenuostabu, kad vaikai jo nekentė. Aš irgi nekęsčiau, jei tektų ilgai čia gyventi. Oi, ateina Džonas. Turiu padėti šitą į šalį. Jam labai nepatinka, kai rašau. Jau 2 savaitės gyvename čia. Ir iki šiol, nuo pat pirmos dienos, neturėjau jėgų rašyti. Dabar sėdžiu prie lango, šiame siaubingame vaikų kambaryje ir niekas man netrukdo rašyti tiek, kiek tik noriu, nebent išskyrus jėgų trūkumą. Džonas visą dieną būna išėjęs, o kartais ir per naktį, jei paciento būklė sunki. Džiaugiuosi, kad mano atvejis netoks rimtas, bet tie nerviniai sutrikimai siaubingai slegiantis. Džonas nežino, kiek iš tikrųjų kenčiu. Jam pakanka to, kad nėra jokios tikros priežasties kentėti, ir jam to gana. Žinoma, tai tik nervai, bet tai mane labai slegia. Jausmas, kad nebeatlieku savo pareigų. Norėjau būti pagalba Džonui, tikras ramybės uostas, o dabar jaučiuosi kaip našta. Niekas nepatikėtų, kiek pastangų man kainuoja atlikti net ir mažus dalykus. Apsirengti, priimti svečius ar duoti nurodymus. Gerai, kad merė tokia puiki su kūdikiu. Mūsų mažylis toks nuostabus. Ir vis tiek negaliu būti šalia jo. Jis mane taip išbalansuoja. Spėju, Džonas gyvenime nėra jautęs nervingumo. Jis netgi juokėsi iš manęs dėl tų tapetų. Iš pradžių jis žadėjo perklijuoti sienas, bet vėliau pasakė, kad per daug joms leidžiu save įtakoti ir kad nėra nieko blogesnio nervingam žmogui, nei pasiduoti tokioms fantazijoms. Jis sakė, kad jeigu pakeistume tapetus, po to pradėčiau kabinėtis prie sunkios lovos, tada prie grotų languose, tada prie vartelių laiptų viršuje ir tai be galo. Tu juk pati žinai, kad ši vieta tau naudinga, pasakė jis, o be to, brangioji, man tikrai nesinori perdaryti viso namo dėl 3 mėnesių nuomos. Tai bent eikime gyventi į 1. aukštą, sakiau, ten tokie jaukūs kambariai. Tada jis apkabino mane, pavadino mano mažytę kvailutę ir pasakė, kad jei norėsiu, nueis net į rūsį ir jį nudažys baltais dažais. Bet jis teisus dėl baldų ir langų bei viso kito. Šis kambarys tikrai erdvus ir patogus, rodos nieko daugiau nereikėtų. Ir žinoma, nenoriu būti kvaila ir kelti jam nepatogumų dėl savo užgaidų. Pradedu net prisirišti prie šio didelio kambario, jei ne tie baisūs tapetai. Pro vieną langą matau sodą, tas paslaptingas tamsiais šešėliais apgaubtas pavėsines, laukinės senamadiškas gėles, krūmus ir susiraizgusius medžius. Pro kitą langą atsiveria nuostabus vaizdas į įlanką ir mažą privatų dvaro lieptelį. Nuo namo iki ten veda gražus šešėliuotas takas. Vis įsivaizduoju, kad kažkas vaikšto po tuos takelius ir pavėsines, bet Džonas mane vis įspėja nesileisti į fantazijas. Jis sako, kad su mano vaizduote ir įpročiu kurti istorijas, tokia nervinė būsena, kaip mano, gali privesti prie visokiausių įsivaizduojamų nesąmonių. Todėl turiu valingai save stabdyti. Ir aš stengiuosi. Kartais man atrodo, kad jeigu galėčiau bent šiek tiek rašyti, galva apsivalytų nuo minčių ir pailsėčiau. Bet vos tik pabandau, labai greitai pavargstu.
Labai liūdna, kad negaliu su jokiais bendraminčiais pakalbėti apie savo darbą. Kai visiškai pasveiksiu, Džonas sako, kad pakviesime pusbroliai Henriką ir Džiuliją ilgam apsilankymui. Bet dabar jis sako, kad tai tas pats, kas dėti fejerverkus į mano pagalvę. Turėti šalia tokius stimuliuojančius žmonės. Norėčiau greičiau pasveikti. Bet neturėčiau apie tai galvoti. Kartais man atrodo, kad tie tapetai patys žino, kaip jie blogai veikia. Yra viena pasikartojanti vieta, kur raštas atrodo tarsi sulaužytas kaklas, o dvi išsipūtusios akys žiūri į tave aukštyn kojomis. Mane tai tiesiog siutina, tas jų įžulumas ir begalybė. Jie šliaužia aukštyn, žemyn, į šonus ir tos kvailos nemirksinčios akys visur. Vienoje vietoje du tapeto gabalai nesutampa ir ten tos akys nusidriekusios per visą liniją, viena aukščiau nei kita. Niekada nemačiau tiek išraiškos negyvuose daiktuose, bet mes visi žinom, kiek jų ten būna. Kai buvau vaikas, galėjau valandas žiūrėti į tuščias sienas ir paprastus baldus ir tiek pat bijoti, kiek kiti vaikai bijo pabaisų iš žaislų parduotuvės. Prisimenu, kai mūsų senosios komodos rankenėlės man atrodė lyg draugiškai mirktelintis veidai, o vienas krėslas visada buvo kaip tikras draugas. Jausdavau, kad jei kiti baldai pradėtų piktai žiūrėti, visada galėčiau įšokti į tą krėslą ir būti saugi. Šiame kambaryje baldai neblogesni, bet tiesiog nesuderinti. Visus atsitempėme iš apačios. Spėju, kad čia buvo žaidimų kambarys, jie išnešė visus vaikų baldus. Ir ne veltui. Niekada nemačiau, kad taip būtų viskas nusiaubta vaikų. Kaip jau sakiau, tapetai suplėšyti vietomis. Ir laikosi neypatingai gerai. Vaikai matyt buvo ne tik pikti, bet ir atkaklus. Grindys subraižytos, sudraskytos, su atplaišomis. Tinkas iškrapštytas vietomis. O ši didžiulė sunki lova, vienintelė, kurią radome čia, atrodo tarsi būtų dalyvavusi kare. Bet man tai ne motais, tik tie tapetai. Ateina Džono sesuo, kokia ji miela, tokia rūpestinga, negaliu leisti, kad ji mane pamatytų rašančią. Ji tobula namų šeimininkė ir tuo didžiuojasi. Tikrai manau, kad ji tiki, kad būtent rašymas mane susargdino. Bet galiu rašyti, kai ji išeina, o iš šių langų galiu pamatyti ją iš tolo. Vienas langas išeina į kelią, gražų, šešėliuotą, vingiuotą keliuką, o kitas į tolius. Ir kokie tie toliai gražūs, pilni didžiulių uosių ir minkštų žalių pievų. Šie tapetai turi tarsi antrinį raštą, kitokio atspalvio, labiau erzinantį, nes jį matyti gali tik tam tikru kampu, tik tam tikroje šviesoje. Bet tose vietose, kur nenublukia, kur šviesa krinta tinkamai, matau keistą, provokuojantį beformį siluetą, kuris lyg slapstosi už to kvailo įkyraus pagrindinio rašto, o štai ir sesuo ant laiptų. Na, Liepos 4 jau praėjo. Visi išvažiavo, o aš visiškai išsekusi. Džonas manė, kad šiek tiek draugijos man nepakenktų, tad pasikvietė mamą, Nelę ir vaikus savaitei. Žinoma, aš nieko nedariau. Čeni dabar pasirūpina viskuom, bet vis tiek mane tai labai išvargino. Džonas sako, kad jei greitai nepradėsiu stiprėti, rudenį išsiųs mane pas Veirą Mičelį, bet aš visai nenoriu ten vykti. Turiu draugę, kuri kadaise buvo jo priežiūroje. Ir jis sako, kad jis toks pat kaip Džonas ir mano brolis, tik dar labiau. Be to tai toli, visa kelionė būtų varginanti. Jaučiuosi taip, lyg dėl nieko nebūtų verta pakelti rankos. Darosi baisu, kaip greitai tampu irzli ir priekabi. Verkiu dėl nieko ir dažniausiai visą laiką. Žinoma, ne tada, kai Džonas ar kiti šalia, tik kai esu viena. O dabar dažnai būnu viena. Džonas dažnai užsilaiko mieste dėl sunkių atvejų. O Jenny labai gera, leidžia man būti vienai, kai tik to noriu. Taigi, truputį pasivaikštau sode ar tuo gražiu taku, pasėdžiu terasoje po rožėmis, o dažniausiai guliu čia, viršuje. Pradedu iš tikrųjų priprasti prie šio kambario, nepaisant tų baisių tapetų. O gal kaip tik dėl jų? Jie taip įsitvirtino mano galvoje. Guliu šioje didžiulėje, nejudančioje lovoje, atrodo ji net prisukta prie grindų.
ir valandas seku tą raštą. Tai beveik kaip mankšta. Pradedu, sakykim, apačioje, tame kampe, kur nesuplėšyta. Ir jau 1000 kartą nusprendžiu sekti tą beprasmį raštą iki kažkokios pabaigos. Šiek tiek nusimanau apie dizaino principus, bet šis daiktas nesilaiko jokios dėsningos tvarkos, nei simetrijos, nei pasikartojimo, nei jokios man girdėtos logikos. Žinoma, raštas kartojasi juostomis, bet tik tiek. Iš vienos pusės, kiekviena juosta tarsi savarankiška, išsipūtusios linijos ir vingiai, lyg iškraipyta romanikos versija su drebulių priepuoliu, raitosi aukštyn ir žemyn stulpais pilnais kvailumo, bet iš kitos pusės jos susijungia įstrižai ir išsiplėtusios kontūro linijos nusidriekia į šonus, tarsi didžiulės bangos, pilnos siaubo, tarsi plūduriuojantis jūros dumbliai vejantis vienas kitą. Visa tai dar ir horizontaliai juda, bent jau taip atrodo, ir aš taip pavargstu bandydama įžvelgti, kokia tvarka tai daroma. Jie panaudojo horizontalią juostą kaip frizą ir tai viską dar labiau sujaukia. Viename kambario gale tapetai beveik nesugadinti ir kai kryžminiai šešėliai išnyksta, o žema saulė šviečia tiesiai į sieną, galiu beveik įsivaizduoti spinduliavimą. Begalės keistų formų tarsi telkėsi aplink bendrą centrą ir lekia iš jo šuoliais, visos vienodai beprotiškos. Tai taip vargina, geriau nusnusiu truputį. Nežinau, kodėl tai rašau. Nesinori, neturiu jėgų. Ir žinau, kad Džonas manytų, jog tai absurdas, bet kažkaip turiu išlieti, ką jaučiu ir galvoju. Tada palengvėja. Tik vis dažniau atrodo, kad rašymas reikalauja daugiau pastangų, nei atneša palengvėjimo. Dabar pusę laiko esu baisi tinginė. Nuolat guliu. Džonas sako, kad neturiu prarasti jėgų, todėl mane maitina žuvų taukais, tonikais, alumi, vynu ir krauju lašančia mėsa. Brangusis Džonas, jis mane labai myli ir jam labai skaudu, kad sergu. Kitą dieną bandžiau su juo rimtai pasikalbėti, pasakyti, kad noriu apsilankyti pas pusbroliai Henriką ir Džiuliją. Bet jis pasakė, kad dar nesu pakankamai stipri kelioniai ir kad net jei ir nuvykčiau, man tai tik pakenktų. Tada aš labai greitai pradėjau verkti, net nespėjau tinkamai paaiškinti, ko noriu. Darosi labai sunku aiškiai mąstyti, tikriausiai nuo tos pačios nervinės silpnybės. O brangusis Džonas paėmė mane ant rankų, nunešė į viršų, paguldė į lovą, atsisėdo šalia ir skaitė man, kol pradėjo skaudėti galvą. Jis sakė, kad esu jo mylimoji, jo džiaugsmas, viskas, ką jis turi, todėl privalau pasirūpinti savimi dėl jo ir sveikti. Jis sako, kad niekas kitas, tik aš pati, galiu savo padėti, kad turiu pasitelkti valią ir savikontrolę ir nepasiduoti kvailoms fantazijoms. Vienintelis džiaugsmas, kad kūdikis sveikas ir laimingas, ir jam nereikia būti šiame vaikų kambaryje su tais baisiais tapetais. Jei nebūtume šio kambario užėmę, jame dabar turbūt gyventų mūsų mažylis. Koks laimingas išsigelbėjimas. Tikrai nieku gyvų neleisčiau savo vaiko, tokio jautraus, augti tokioje aplinkoje. Anksčiau apie tai net nesusimasčiau, bet iš tikrųjų gerai, kad Džonas mane čia paliko. Aš galiu tai pakelti daug lengviau nei kūdikis. Žinoma, niekada jiems apie tai nebeužsimenu. Esu per daug išmintinga, bet vis tiek stebiu viską. Toje tapetų tekstūroje yra dalykų, kurių niekas kitas nepastebi, tik aš ir niekada nepastebės. Už to išorinio rašto kiekvieną dieną aiškiau matau blankius šešėlius. Visada tas pats pavidalas, tik jų daug. Ir tai primena moterį, kuri susilenkusi šliaužėja už rašto. Man tai visai nepatinka. Įdomu, jau imu galvoti, norėčiau, kad Džonas mane iš čia išvežtų. Labai sunku kalbėti su Džonu apie mano būklę. Jis toks protingas ir taip mane myli, bet vis dėlto pabandžiau vakar vakare. Buvo mėnesiena. Mėnulis švietė visur aplink, kaip ir saulė dieną. Kartais mėnulio labai nemėgstu. Jis taip lėtai šliaužia, bet visada prasiskverbia per vieną ar kitą langą.
Džonas miegojo ir man nesinorėjo jo žadinti, todėl tyliai gulėjau ir žiūrėjau į mėnesieną, krintančią ant tų banguotų tapetų, kol pasidarė nejauku. Tas silpnas šešėlis už rašto atrodė tarsi judina jį, lyg stengtųsi išsilaisvinti. Atsikėliau tyliai, nuėjau pažiūrėti, ar raštas tikrai juda. Kai grįžau, Džonas jau buvo pabudęs. Kas nutiko, mažutė? Paklausė jis. Nelaikstyk taip, sušalsi. Pagalvojau, kad tai tinkamas metas pasikalbėti ir pasakiau, jog man čia iš tikrųjų negerėja ir kad labai norėčiau, jog jis mane išvežtų. Brangioji, pasakė jis, mūsų nuoma baigsis už 3 savaičių ir nematau, kaip galėtume išvykti anksčiau. Namuose remontas dar nebaigtas, o aš negaliu dabar palikti miesto. Žinoma, jeigu tau grėstų pavojus, galėčiau ir norėčiau tai padaryti, bet tu tikrai sveiksti, meluoji, net jei ir pati to nematai. Aš gydytojas, brangioji, žinau. Tu priaugai svorio, tavo oda gyvesnė, apetitas geresnis, aš kur kas ramesnis dėl tavęs. Aš nesveriu nė gramo daugiau, pasakiau. Gal vakare, kai tu šalia, apetitas ir geresnis, bet rytais, kai tavęs nėra, jis dingsta. Brangioji, tarė jis stipriai apkabinęs. Tegul bus tau kiek bloga, kiek nori, o dabar pasinaudokim to nuostabiu laiku ir eikime miegoti. O apie viską pasikalbėsime rytoj. Tai tu vis tiek neišveši manęs, paklausiau niūriai. Kaip galiu, brangioji? Likusios tik 3 savaitės, o paskui išvyksim trumpam, kol Jenny paruoš namus. Tikrai tu sveiksti. Gal kūnas ir sveiksta, pradėjau, bet nutilau, nes jis staiga atsisėdo tiesiai ir pažvelgė į mane taip griežtai ir priekaištingai, kad nebegalėjau pratarti nė žodžio. Mieloji, pasakė jis, prašau tavęs, dėl savęs, dėl mūsų vaiko, niekada nė akimirkai neleisk savo galvoti tokių minčių. Tai pavojinga, labai pavojinga tavo tipo charakteriui. Tai netiesa ir kvaila fantazija. Ar negali pasitikėti manim kaip gydytoju, kai tau taip sakau? Taigi, aišku, nieko daugiau apie tai nebesakiau. Ir netrukus užmigome. Jis manė, kad aš užmigau pirma, bet aš neužmigau. Gulėjau valandas, bandydamas suprasti, ar tas išorinis ir vidinis raštai, ar jie juda kartu, ar atskirai. Dienos šviesoje ši tekstūra tai visiška painiava, tikras chaosas, nuolatinis dirgiklis normaliai smegenų veiklai. Spalva pati savaime jau baisi, nepatikima ir erzinanti, bet raštas tikra kančia. Kai tik manai, kad jį perpratai, jis apsiverčia atgaliniu salto ir viskas vėl iš naujo. Tarsi spjautų tau į veidą, parverstų, sutryptų, kaip košmaras. O išorinis raštas įmantrus arabeskas, primenantis grybieną. Jei įsivaizduosi sąnariuose sudėtus grybus, be galo pasikartojančius spirale, na tai kažkas panašaus. Na, kartais. Vienas keistas šio tapeto bruožas, kurio regis niekas kitas nepastebi, yra tai, kaip jis keičiasi su šviesa. Kai pro rytinį langą prasiskverbia pirmasis ilgas tiesus saulės spindulys, raštas taip greitai keičiasi, kad net negaliu patikėti. Todėl vis jį stebiu. O mėnesienoje, kai mėnulis pilnas, jis šviečia visą naktį, tapetai atrodo visai kitokie. Naktį bet kokioje šviesoje, prieblandoje, žvakių, lempų šviesoje, o labiausiai mėnesienoje, jie tampa tarsi grotuoti. Turiu omeny tą išorinį raštą, o moteris už jo tampa tokia aiški. Ilgai nesupratau, kas yra ta figūra už rašto, tas tamsus antrininkas, bet dabar esu beveik tikra, tai moteris. Dienos metu ji nurimusi, rami, spėju, kad raštas ją laiko sukaustyti. Jis toks painus, tiek laiko mane prikausto prie vietos. Dabar guliu beveik visą laiką. Džonas sako, kad man tai sveika ir kad turiu kuo daugiau miegoti. Jis pats pradėjo šį įprotį. Po kiekvieno valgio turėčiau pagulėti bent valandą. Bet dabar man tai atrodo labai blogas įprotis, nes, matot, aš vis tiek nemiegu. Ir tai skatina mane meluoti, nes nesakau jiems, kad nemiegu, oi tikrai ne. Iš tikrųjų pradedu truputį bijoti Džono. Kartais jis atrodo labai keistas. Net Jenny kartais turi tokį nepaaiškinamą žvilgsnį. Kartais man šauna į galvą mintis,
kaip kokia mokslinė hipotezė. O gal tai dėl tapetų? Stebėjau Džoną, kai jis nežinojo, kad žiūriu. Ir kelis kartus netikėtai užėjau į jo kambarį dėl kokios nekaltos priežasties. Ir pagavau jį žiūrinti tapetus. Ir Dženį taip pat. Kartą pagavau ją paliečiant tapetą ranka. Ji nežinojo, kad aš kambaryje. Ir kai labai ramiai, tikrai labai ramiai paklausiau, ką ji čia daro, ji atsisuko tarsi pagauta vagiant ir labai supyko. Paklausė, kodėl ją taip išgąsdinau. Tada pasakė, kad tie tapetai dažo viską, prie ko prisiliečia. Ant mano ir Džono drabužių rado geltonų dėmių. Ir gal būtų gerai, jei mes labiau saugotumėmės. Argi tai neskamba nekaltai? Bet aš žinau, kad ji tyrinėjo raštą. Ir esu pasiryžusi, kad tik aš viena tai suprasiu. Gyvenimas dabar daug įdomesnis nei anksčiau. Supranti, turiu ko laukti ir ką stebėti. Tikrai geriau valgau ir esu ramesnė nei anksčiau. Džonas labai džiaugiasi matydamas mane sveikstančią. Kitą dieną net nusijuokė ir pasakė, kad net klesti nepaisant tapetų. Atsakiau juoku, niekada neketinu jam pasakyti, kad tai dėl tapetų. Jis tik juoktųsi, gal net bandytų mane išvežti. O aš dabar visai nenoriu išvykti, nes kol bent jau visko neišsiaiškinsiu. Liko dar savaitė. Manau, to pakaks. Jaučiuosi daug geriau. Naktimis beveik nemiegu, nes taip įdomu stebėti, kaip viskas vystosi. Bet dieną gana nemažai miegu. Dieną viskas vargina ir glumina. Ant tų grybų vis atsiranda naujų ataugų ir vis nauji geltonos atspalviai. Visur. Bandžiau kruopščiai jas suskaičiuoti, bet man tai vis nepavyksta. Keisčiausia geltona spalva tie tapetai. Jie primena visus geltonus dalykus, kuriuos esu kada nors mačiusi. Negražius kaip sviestčiedžiai, o senus, nešvarius, purvinus geltonus dalykus. Bet yra dar vienas dalykas – kvapas. Pastebėjau jį vos įžengus į kambarį, bet tada dar buvo daug saulės ir oro, tai neatrodė blogai. O dabar jau savaitė rūko ir lietaus ir nesvarbu atidarytas langas ar ne, kvapas vis tiek čia. Jis skverbėsi po visus namus. Jaučiu jį valgomajame, jis slapstosi svetainėje, tyko koridoriuje, laukia manęs laiptuose, įsigeria į mano plaukus. Net kai važiuoju pasivažinėti, jeigu staiga pasuku galvą, netikėtai jį pajuntu, tas kvapas vėl čia. Ir dar toks keistas. Praleidau valandas bandydama suprasti, kuo jis kvepia. Iš pradžių neblogas, labai švelnus, bet pats klastingiausias, įkyriausias kvapas, kokį tik esu patyrusi. Šiuo drėgnu oru tiesiog baisus. Pabundu naktį ir jaučiu, kaip jis plevena virš manęs. Iš pradžių labai erzino. Rimtai galvojau padegti namą, kad sunaikinčiau tą kvapą. Bet dabar pripratau. Vienintelis dalykas, kurį jis man primena, yra pati tapeto spalva. Tiesiog geltonas kvapas. Ant sienos, žemai prie grindjuostės, yra labai keistas žymėjimas. Juosta einanti aplink visą kambarį. Ji eina už visų baldų išskyrus lovą. Ilgas, tiesus, lygus dryžis, tarsi būtų nuolat trinamas. Kas tai padarė? Kodėl? Kaip? Aplink ratu, aplink ratu, aplink ratu, man net galva svaigsta. Bet pagaliau aš tikrai kažką atradau. Stebėdama tiek daug naktimis, kai viskas keičiasi, aš pagaliau supratau. Išorinis raštas tikrai juda. Ir nenuostabu, moteris už jo jį purto. Kartais man atrodo, kad jų ten daug, o kartais, kad tik viena. Ir ji šliaužėja greitai, o jos šliaužimas purto visą raštą. Šviesiose vietose ji sustingsta, o tamsiausiose kampuose stipriai purto grotas rankomis. Ir vis bando išsilaisvinti. Bet niekas negalėtų prasibrauti pro tokį raštą. Jis tave smaugia, gal todėl jis turi tiek daug galvų. Jie prasibrauna, o raštas juos užsmaugia, apverčia aukštyn kojomis ir jų akys pasidaro baltos. Jeigu tas galvas būtų galima paslėpti ar pašalinti, būtų gerokai mažiau baisu. Man atrodo, ta moteris išeina dienos metu. Ir pasakysiu tau paslapčia,
Aš ją mačiau. Galiu ją matyti pro kiekvieną langą. Tai ta pati moteris. Žinau, nes ji visada sėlina. Dauguma moterų gi dieną taip nelaksto. Matau ją tame ilgame šešėliuotame take. Ji sėlina aukštyn ir žemyn. Matau ją vynuogių pasnesinėse, visur sėlinančią po sodą. Matau ją ilgame kelyje po medžiais. Ji sėlina ir kai artėja vežimas, pasislėpia po gervuogių krūmais. Aš ją visiškai suprantu. Dieną būti pagautai sėlinančiai tikrai gėdinga. Aš pati visada užsirakinu, kai dieną sėlinu. Naktį taip negaliu. Džonas iškart ką nors įtartų. O Džonas dabar visai keistas. Nenoriu jo erzinti. Norėčiau, kad jis persikeltų į kitą kambarį. Be to nenoriu, kad kas nors kitas tą moterį naktį išlaisvintų. Tik aš pati. Dažnai galvoju, ar galėčiau ją matyti pro visus langus vienu metu. Bet kaip greitai be pasisukčiau, iškart matau tik pro vieną. Ir nors visada ją matau, ji galbūt sėlina greičiau, nei aš sukuosi. Kartais matau ją net toli, atviroje vietoje. Ji sėlina taip greitai, kaip debesies šešėlis vėjuotą dieną. Jei tik tą viršutinį raštą būtų galima atskirti nuo apatinio, tikrai bandysiu. Po truputį. Radau dar vieną įdomų dalyką, bet šįkart nesakysiu. Negalima per daug pasitikėti žmonėmis. Liko tik 2 dienos, kad nuplėščiau visą tapetą ir man atrodo, Džonas pradeda kažką įtarti. Man nepatinka jo žvilgsnis. Girdėjau, kad jis uždavė Čeniai daugybę profesionalių klausimų apie mane. Ji pateikė labai gerą ataskaitą. Pasakė, kad daug miegu dieną. Džonas žino, kad naktimis beveik nemiegu, nors esu tokia rami. Jis ir manęs visko klausinėjo. Apsimetinėjo labai mylintis ir švelnus, lyg aš to nepastebėčiau. Ir vis tiek, nenuostabu, kad jis toks. Miegoti po tais tapetais 3 mėnesius. Mane jie tik domina, bet esu tikra, Džoną ir Jenny jie irgi veikia, nors ir slapta. Valio, šiandien paskutinė diena, bet jos man pakaks. Džonas lieka nakčiai mieste ir grįš tik vakare. Jenny norėjo miegoti su manimi, gudruolė, bet aš pasakiau, kad viena tikrai geriau pailsėsiu. Ir tai buvo išmintinga, nes iš tikrųjų aš nebuvau viena nei kiek. Vos tik pakilo mėnulis ir ta vargšė moteris vėl pradėjo šliaužti ir purtyti raštą, pašokau ir puoliau jai padėti. Aš traukiau, ji purtė, aš purčiau, ji traukė ir iki ryto nuplėšė metrus to tapeto. Juosta maždaug iki mano galvos aukščio ir beveik pusę kambario. O kai pakilo saulė ir tas siaubingas raštas pradėjo iš manęs šaipytis, pasakiau sau, kad šiandien viską užbaigsiu. Rytoj išvažiuojame ir jie jau neša visus baldus į apačią, kad paliktų kambarį tokį, koks buvo. Jenny žiūrėjo į sieną apstulbusi, bet aš linksmai jai pasakiau, kad tai padariau iš pykčio tam niekšingam raštui. Ji nusijuokė ir pasakė, kad pati būtų mielai tą padariusi, tik perspėjo manęs nepavargti. Kaip jis save išdavė. Bet dabar aš čia ir niekas prie šitų tapetų nebesilies, niekas gyvas. Ji bandė mane iškrapštyti iš kambario, bet tai buvo taip akivaizdu. Aš pasakiau, kad dabar čia taip tylu, švaru ir tuščia, jog norėčiau dar pagulėti ir kuo daugiau įsimiegoti. Ir kad manęs nežadintų net pietums, aš pati pašauksiu, kai atsibusiu. Taigi jį išėjo ir tarnai išėjo ir daiktai išnešti, liko tik ta didelė į grindis įkalta lova su tuo pačiu drobės čiužiniu, kokią radome. Šią naktį miegosime apačioje, o rytoj išplauksime laivu namo. Dabar man net patinka šis kambarys, kai jis vėl tuščias. Kaipgi tie vaikai čia siautėjo. Šita lova tikrai tarsi apgraužta, bet turiu kibti į darbą. Užrakinau duris ir raktą išmečiau pro langą, ant takelio priekinėje pusėje, po platano lapu. Nenoriu išeiti ir nenoriu, kad kas nors įeitų, kol negrįž Džonas. Noriu jį nustebinti. Turiu virvę, kurios net Jenny nerado. Jeigu ta moteris tikrai ištrūks ir bandys pabėgti, galėsiu ją surišti. Bet pamiršau, kad nieko neturiu ant ko užlipti.
Nepasiekiu aukščiau. Šita lova nejuda. Bandžiau ją kelti ir stumti, tiek, kad net skaudėti pradėjo. Tada taip supikau, kad nukandau vieną kampą, bet susižeidžiau dantis. Tada nuplėšiau viską, ką galėjau pasiekti stovėdama ant grindų. Tas raštas limpa siaubingai, o pats tapetas tiesiog mėgaujasi. Visos tos pasmauktos galvos, išsipūtusios akis ir šliaužiančios grybinės ataugos tiesiog šaiposi iš manęs. Pradedu taip įniršti, kad galiu padaryti ką nors desperatiško. Iššokti pro langą būtų puiki mankšta, bet grotos per stiprios, net neverta bandyti. Be to aš to nedaryčiau, žinoma ne. Aš puikiai žinau, kad toks žingsnis būtų netinkamas ir klaidingai suprastas. Net žiūrėti pro langus nebesinori. Ten tiek daug tų sėlinančių moterų ir jos sėlina taip greitai. Įdomu, ar jos išlindo iš jų tapetų kaip aš. Bet dabar esu saugiai prisirišusi su savo gerai paslėpta virve. Niekas manęs neišves į tą kelią. Manau, teks vėl sugrįžti už rašto, kai ateis naktis. Ir tai sunku. Čia taip malonu būti šiame dideliame kambaryje ir sėlinti kur tik noriu. Nenoriu eiti laukan, neisiu, net jei Jenny prašys. Nes lauke tenka sėlinti žemėmis, o viskas žalia, ne geltona. O čia galiu lygiai slysti grindimis. Ir mano petys tiksliai įsistato į tą nusitrynusi taką aplink sieną. Negaliu pasiklysti. O, štai ir Džonas prie durų. Nėra prasmės, jaunuoli, neatidarysi. Kaip jis beldžiasi ir šaukia, o dabar jau ieško kirvio. Gėda būtų tokias gražias duris laužyti. Džonai, mielasis, pasakiau pačiu švelniausiu balsu. Raktas po platano lapu, priekinėje pusėje, prie laiptelių. Tai ji nutildė kelioms akimirkoms. Tada jis pasakė, labai ramiai, atidaryk duris, mieloji. Negaliu, pasakiau, raktas priekinėje pusėje, po platano lapu. Ir tada pakartojau tai dar kelis kartus, labai švelniai, lėtai, tiek kartų, kad jis turėjo nueiti pažiūrėti. Ir žinoma, rado raktą, įėjo. Kas čia vyksta? Sušuko. Dieve, ką tu darai? Aš toliau sėlinau, bet pažvelgiau į jį per petį. Aš pagaliau išlindau, pasakiau, nepaisant tavęs ir Jenny. Ir aš nuplėšiau beveik visus tapetus, kad negalėtumėt vėl manęs užrakinti. Kodėl tas vyras nualpo? Bet nualpo tiesiai ant mano tako prie sienos. Ir man teks kaskart vis sėlinti virš jo.